Esi garsusis Lazeris. Kodėl garsusis? Daugybė sulaukiam laiškų. Lazeris kalėjime mirė. Ne, tai čia ne. Aš matau, kad esi kėlė iš numirusių. Mane užtrumpino, suprantat. Užtrumpino mane viskas. Tie visi pedofilai, visi sukelti lengvoj grupėje. Ne vieno pedofilo nerasi paprastoj grupėje. Jie, karočią, aš juos, karočią, pjaučiau po vieną, karočią, išgaudyčiau jo. Biškį taip susinervavau, žinai, iš tikrųjų. Žmonės, saugokit savo vaikus. Čia jų, tų va, ištvirkelių, aš tau sakau, verda jie net. Pradosas, karočią, pamatė neblogas vaikiukas. Kamerai dviese? Kamerai dviese. Vaikas gal nori kakavos atsigert, vaikas sako, noriu. Vaikui padarė kakavos, į kakavą klonazepamo 6 tabletės, vaikas atsikelia, karočią, išprievartautas, plaukai nukirpti, karočią. Nu, nes nelabai gražiai atrodė, reikėjo patvarkyti turbūt, ne? Jo, jam gal patraukliau buvo trumpi plaukai, žinai, tai dėl to nukirpo. Nukirpo plaukus, padarė tai, ką jis norėjo padaryti ir, karočią, pareigūnai į tokius va, ištvirkelius, jie nemato jų. Tas vaikas ten daužo į duris, karočią, sako, išleiskit mane. Sako, aš su juo nesėdėsiu, sako, jis, karočią, man grasina, karočią, mane užmušt, papjauti. 9 valandą, karočią, čia buvo kriminalistai, visi su fotoaparatais. Žiūriu, išneša akurat lavoną. Aš zonos tokios nematęs, kaip čia, kad jie taip gyventų. Lengvoj grupiai, blynus valgo. Nu, jis, karočią, jis turi nuo žemės valgyti, o ne blynus valgyti, virtuvė darytis, karočią, ant dujinės, nu. Būčiau aš direktorius. Nu, ir ką tu padarytum direktoriau? Visi man rakam stovėtų, stoja visas roką. Tvirkina vaikus. Čia aš jau rimtai, iš tikrųjų, dainiau jokas jokais, bet man tai nejokinga. Ir ką, ir jie platinasi, jų daugėja, suprant, pedofilai visi, karočią, man, jie, karočią, daro, ką nori, karočią, ir jų nieks nebaudžia, ir su jais, karočią, visi gerai elgėsi iš nuteistųjų. O tu žmonos nesusiradai? Ne, aš turėjau draugę, yra pas mane viena, Kaune dirba psichiatrė, vaikų psichiatrė. Nu, bet iški tokia metuose, žinai. Man kiek vyresnė už tave? Ten vienijai. Pasia figūra nebloga, bet veidas tai nieko gero. Bet žinai, kaip kalėjime. Ką tu nori kalbas? Jo, nieko, nu taip. Kaip kalėjime, tai žinai. Tinka taip, ne? Jo, sueitų. Labadiena, esu Gintaras Lazauskas, atlieku bausmę Pravieniškių 1-ame kalėjime. Esi garsusis Lazeris. Kodėl garsusis? Nu, todėl, kad visi žmonės labai norėjo, kad tave pakalbintume dar kartą. Bet ta priežastis ir atsirado. Jinai atsirado tokia, kad jau nežinau, kokį gerą pusmetį sklando kalbos, daugybė sulaukiam laiškų, klausimų. Kas atsitiko, kad Lazeris kalėjime mirė? Ne, tai čia ne. Aš matau, kad esi kėlė iš numirusių. Čia aš vieną kartą, čia dabar kaip drausminį buvo, paskutinį kartą, tai daviau kambariokui, neturėjau sąskaitos paskambinti namo, daviau kambariokui, kad paskambintų tetai, paprašytų 20 eurų man reikėjo. Jisai nuėjo, paskambino mano vardu ir jinai sako, aš šokė, sako, aš nežinau, kaip suprast, sako, nu, su teta nelabai kokie santykiai. Ir sako, taigi aš girdėjau, sako, kad jisai miręs. Koks miręs, sako, va, aš toj pakviesiu. Jinai, nežinau, ten per 5 minutės aš atėjau, pakalbėjau, sako, čia, sako, skaičiau ten TikTok'e, kur ten, nežinau, Facebook'e, kur ten buvo parašyta, kad pasikorė kalėjime, ten visokių, man, kai pradėjau šnekėti, nesko, nesąmonė, čia nesąmonės rašo. Tai tu iki to laiko nebuvai girdėjęs to? Ne. Aš va, prieš drausminės išėjimą, kaip su teta aš šnekėjau, tai man teta pasakė, paskui va dabar kalbėjau su dar vienu nuteistųjų, sako, Diana, sako, nu, iš Kauno jinai yra, mano sena draugė. Sako, irgi, sako, kalbėjau su Diana, sako, girdėjai, sako, Lazeris, sako, miręs. Sako, ne, taigi, sako, sėdi, sako, va čia modelinėse namukose. Sako, aš netikiu, tai aš nuėjau, tai Dianai, va, kaip mes kalbėjom su tavim.
tą draugį, tai pakalbėjau, sako, kaip čia taip, sako, žinai, girdėjau, sako, taip ir taip, nesąmonės, čia rašo, klausyk. Tai kas iš kur čia atsirado tokios kalbos, visiškai sunku suprasti? Gal kažkas iš kalėjimo, ale draugų, paleido tokį gan dar. Tai kad čia suprantate. Ar tiesiog vienas kažkoks durnius atsiprašant, nors čia šiuo atveju nėra ką atsiprašinėt, nusprendė pajokauti ir pažiūrėk, kaip paėjo. Gal kažkas pajokavo, suprantate, su telefonu šitam kalėjimui yra labai sunkus dalykas. Čia yra kitose vakapse, buvau, ten biški lengviau, čia yra labai sunku, čia praktiškai telefoną. Aš šito įstaigų nesu telefono matęs. Nu jo, dėl tai. Nu ir labai sunku yra su telefonais, tai nemanau, kad gal, aš nežinau. Čia, suprantat, yra tokių dar dalykų, kad... Tai gerai, tai kaip čia dabar vis tiek, tu dabar taip ir negali atsakyti tą klausimą, kas čia... Ne, šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti, nes... Tai visiems gali pamojuoti, perduot linkėjimus, kad esi gyvas. Ilgai gyvensi tada. Nu, tai man teta irgi tą patį sako, sakau, daug dievę, nu, žinai, galvo, ką žinau, 3 metai, ne 3, 4 beliko. Nu, pas mane dar kelios bylos yra iš tikrųjų. O, vėl prisidirbęs. Nu, čia... Tai turėsim apie ką pakalbėti, kaip suprantu. Jo, čia vagystės. Nu, vagystės. Kalėjime. Ne kalėjime, laisvėje. Nu, bet pas mane buvo, aš nežinau, kaip ten tos prokuratūros dirba, čia senos bylos, turėtų būti senatys. Tai palauk, tu kiek sėdi metų? Dabar jau eina 10. No, tai prieš tos 10 metų įvykdyti tie nusikaltimai? Taip, o karočią šiaip turėtų būti nusitas senatys. O čia aš dabar gavau lapus, kad ten kažkaip jie buvo, nežinau, ten kažkokias, aš nelabai ten gaudausi, žinai, tose... Tai gal ten prokuroras vienas buvo, toksai numarinės bylas buvo tokia istorija? Gali būt. Pėdėtai stalčių ir vat Lazauskas savo ramiai. Gali būti, jei poilsiauja, o čia, karočią, galim prikabinti. Tai man bandė Vilnių irgi prikabinti epizodą Makruchą. Nu, tipo, va, toks pats nusikaltimas padarytas, tipo, kokį tu laisvėj, taip pat kaip žmogžudystė, panašiai, tipo, brožai tokie, va, mane kaip suėmė, man buvo šokas didelis, suprantat, ir aš neatsičiūchinęs, ta prasme, gėriau 3 mėnesius, neatsičiūchinęs buvau, jie galvoja, opa, užkabinsim, karočią, žinai, gal prilips. Tai čia kalbėjo apie tą nužudimą, dėl kurio tu nuteistas? Ne, čia dabar kažkokį ten irgi, ten kažkokį... Laisviai? Laisviai, jo, ten kažkokį fliansą, ten kažkas irgi, jie ten gėrė, kažkas ten kažkoks buvo. Žinojai tu ten iš to? Nežinojau, ten ir telefoną mano tikrino, buvo paimtas ikiteisminiam tyrimui, ten tipo patikrinti. Ir nieko bendro, sakau, aš net nepažįstu tokio žmogaus, sakau, patikrinkit visą kelią, sakau, ligoninį gulėjau, nu, psichuškai to, žinai, vadinamai, nes gėriau, tai, karočią, patikrino, ten nieko nerado, aš net tokių žmonių nepažįstu. Jie galvoja, prilips, užkabinsim žąsinui, žinai, karočią, važiuos duot soko, nu. Taigi čia, Tai dabar kas tu toj bylojasi? Ten viskas gerai. Ne, ten viskas, taip, tik tai, žinai, jo, nu, tai aš galvoju. Tik tai taip, bandė, žinai, gal tu čia kažką, žinai, gal pažįsti, gal ten kažką. Žinai, kaip mentai, jiegi gudrus kaip lapinai. Ne ten žodį leptelsi viskas, jau kabliukas yra. O už to kabliuko ir važiuosi, nu. Aš... Nusakai, žinai. Nu, tai čia, ne. Tai, žodžiu, po praeito mūsų pokalbio, tu šiek tiek turėjai nemalonumų. Tave reikėjo net biškai pasaugoti ir išvežti į kitą vietą. Prisišnekėjai, tada ten biškai per daug papasakoja, ar ne? Nu, gali būt, žinai, gali būt. Nu, išvežė tave į ligoninę, perkelė, kad saugiau būtų. Nu. Nenori apie tai turbūt jau dabar. Ne, nenori apie tai kalbėti. Bijai, kad dar vėl reikės vežti. Nereiks vežti, bet, ta prasme, suprantat, šitoj įkalinimo įstaigoje aš nematau toliau bausmės atlikinėti. Nes čia iš tikrųjų, aš kaip atvažiavau čia. Pirmą kartą skaitosi. 22 metais, neatsimenu, birželio mėnesį gal. Na, čia iš Marijampolės, kai tave atvežė. Ir pasirodė iš tikrųjų rimtai. Nu, sąlygos tikrai labai geros. Nepalyginsi ten su kapsaniais, su nieko, bet, ta prasme, ir administracija pasirodė tikrai maloniai. Dar buvo Nartavičius direktorius, nebuvo čia to Kračkos. Prieš tai dar buvo kažkoks ten direktorius, neatsimenu aš.
Ir man iš tikrųjų, nu, kiek aš pabuvau, gal mėnesį laiko čia, tam 8 būry, čia man davė darbą. Man iš tikrųjų kažkaip, žinai, tokį įvaizdį susidariau, tikrai geras kalėjimas, o čia po remonto, euro remontai padaryti, ta prasme, administracija, žinai, pusė pasikeitusi, pusė tos pačios, kur buvo anksčiau, čia kaip atlikinėjau bausmę, čia 9 iki 16, nuo 9 metų. Bet laiku einant, žinai, pamačiau, kad čia, karočią, jau, nu, aš taip galvojau, kad čia man taip daro, žinai, nes yra tų pažinčių, karočią, čia per tos visus Sušinskus, visus, žinai, nu, ta prasme. Ką jie dėl ko? Pažinčių, čia reikia, kad jie supranta. Lazauskas čia nukentėtų. Galvojau, kad čia giminės per giminės, čiagi buvo direktorius šito įstaigoje, tas jo brolis, ten kas ten irgi. Galvojau, kad jie čia, žinai, taktiškai žaidžia, žinai, ašgi išpirkinėjau, aš matau kaip administracija, aš nekalbu apie tos paprastus pareigūnus, kur ten atveda, nuveda, ten, žinai, jie apie tos aukščiausios režimai, tie visokie, kur aparatūras tikrina, sugadino Gimontėlį, kad tyčia paliubomo, aš taip pat kubaturinau. Nu, specialiai, kad tik ką supranti. Kodėl jie taip daro man? Jie taip daro, jie prisižais, aš užlipsiu kada nors ant stogo, aš jau norėjau lipti ant stogo. Būčiau užlipęs ant stogo, iš tikrųjų, būčiau padaręs tai, ką norėjau, bet galvoju, paskambisiu tau, gal kažkaip, žinai, būčiau užlipęs ant stogo. Tai kas, dėl ko tu norėjai lipti ant stogo? Ką tu būtum ten daręs ant to stogo? Dėl to, kad būčiau šokęs, būtų jie lipę, būčiau išsireikalavęs, kad atvažiuotų kalėjimo departamento direktorius pats, taip pat, kai buvo atvažiavęs į Kapsę ne kartą, buvo žmonės užlipę ant stogo Kapsę, nes, karočią, neįmanoma buvo tai iš administracijos daro tokius dalykus, karočią, nu tai... Nu, klausom, kokie tie dalykai? Karočią, sugadino televizorių man. Nu, ne administracija sugadino. Administracija atvažiavau. Taip, tas pareigūnas turbūt, kuris galimai apžiūrėjo tą televizorių, ten nėra narkotikų ar dar kažkokių draudžiamų daiktų. Aš atvažiavau, nieks nežiūrėjo jokių ten narkotikų, aš atvažiavau, čia tikrino tos telikus, įjungia, dar aš su to pareigūnu, kuris tikrino, sakau, sugedo, sako, būtų sugadintas tavo telikas, kaip aš tikrinu. Sako, aš būčiau lapukė parašęs, kad televizorius neveikia, o lapukė to parašyto nėra. Ir jis sako, aš atsimenu, įjungiau tą tavo televizorių, veikia, ten tokia planšetė. Ir karočią, ir ką? Ir kratosi atsakomybės, ne aš ir viskas, jisai, karočią. Aš sakau, man, nu, ta prasme, sakau, dalampočki, sakau, ieškokit ar taisykit ar kažką. Ir, karočią, aš rašiau čia skundus, tai rypairai, nieko aš čia neiškovojau, karočią, jie teisūs, jie viską gali. Tai dėl to verta lipti ant stogo. Tai ne vien dėl to, ne vien dėl to. Čia... Suprantat, pasikėliau dabar į tos būrius kitus, karočią. Kaip jūs galvojat, kodėl tie seksualiniai, tie prievartautojai, tie pedofilai vadinami, karočią, jie laisvė daro pakartotinus nusikaltimus? Nagi. Aš tokių žmonių, žinokit, aš kol kas vaikų neturiu ir iš tikrųjų gal jūs turit, gal kažkas turi, žinai, turėtų suprasti mane, kas turi vaikų. Aš neturiu ir tai, aš negaliu pakęsti tokių žmonių. Jie turėtų, suprantat, turėtų atlikinėti bausmę ir jaust, kad jie atlieka bausmę. Jaust, o ne tai, kad, karočią, kad administracija jiems duoda, karočią, dabro viską daryti. Jie vaikšto kaip ponai, karočią, turi viską. Nu, ta prasme, žinai, jie gyvena gyvenimą kaip ir normalūs nuteistieji. Jie taip neturi gyventi, jie turi sėdėti ir jaust bausmę. Serijiniai, pedofilai, visokie nekrofilai. 21 vaiką jisai, karočią, įžaginęs, kūdikėlius, ten savo seserą, savo ten... Ir jis, karočią, vaikšto su normaliakais, karočią, išmetęs rėmą. Sakau, sakau, tu sakau, ką tu čia, sakau, blatavoji, sakau, vaikštai rėmą išmetęs po tą valgyklą, tau indus, sakau, vietą valgyt. Buvo vienoje įstaigoje taip, kad, karočią, nepriėmė pedosą prie stalo, negalim. Viskas, jis mėnesį laiko stovi, padėklą padėjęs ant žemės, stovėdamas valgė. Nu, va taip jie turi jaust, kad jie atlieka bausmę, o jie gyvena kaip ponai. Tai ką tu sakai, vaikšto su normaliakais? Nu, ta prasme, su jais visi gerai elgiasi. Tai gal jisai susimoka pinigėlį? Gal ir susimoka, gal ir nesusimoka. Nes ir sako, dabar jau nebesvarbu tavo. Tai aišku. Tik jeigu turi pinigų, tai va... Bet aš nemanau, kad administracija pinigus imtų. Administracija nuteistieji. Administracija duoda jiems geriausias sąlygas.
Tie nuteistieji jo, jie gal nori pinigų pasidaryti. A ko ne, Žąsinas gerai, vroti. To kas jiem, žinai, teisingai daro, tegul maudo, pedosas yra pedosas, bet administracija duoda jiems geriausias galimybės, geriausias sąlygas, lengvas grupės, karočią.